Sveiki visi, šiandien servise 007 turim dar vieną Jeep Grand Cherokee automobilį, 2019 metai, 3,6, 5 staras, truputėlį virš 210 kW galios turintis variklis ir be abejonės jam yra sumontuotas Landirenzo dujinės įrangos komplektas. Kaip ir visada, kaip sakyti, komplektai yra ir montavimai mūsų labai panašus, tai labai trumpai apie pačius esminius dalykus pabandau papasakoti. Atsiprašau, jeigu balsas mano kiek prašiau girdisi, sulaužėm savo mikrofoną, tai kol laukiam naujo, tai pasistengsiu tiesiog garsiau kalbėti. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, kaip visada gera ir patogi jam vieta, aušinasi gerai, jeigu reikia prieiti prie saugiklių, atsijungiam, atsidarom, jokių problemų, tikrai puikiai žiūrisi, puikiai atrodo, niekam netrukdo. Atskirai montuojamas nuo reduktoriaus OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, montuojamas atskirai nuo reduktoriaus Landirenzo L10 Turbo Oversize, vien tik tam, kad išvengtume strigimų pačio vožtuvo, kuris galimai atsirastų dėl, dėja, ne visada kokybiško kuro mūsų degalinėse, o kai jisai stovi ant reduktoriaus, gauna šilumos ir darbom užsineša, pradeda lipti, neveikti ir panašiai, tai yra montuojamas atskirai. Reduktorius, kaip jau ir paminėjau, šitoje vietoje pati galingiausia šio reduktoriaus be abejonės versija, dujinės fazės filtras, slėgio daviklis, dujiniai purkštukai sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas tvirtai savo vietose, be jokių iškelimų, be nieko, purkštukai gražiai telpa, labai preciziškai padarom dujų padavimą iš abiejų pusių, itin tiksliai sureguliuojame sistemą tam, kad automobilis neprarastų savo dinamikos, kad nebūtų jokių trūkčiojimų, jojimų, smūgiavimų dėžės, ir taip toliau ir panašiai. Kalbant toliau apie Landirenzo sistemos montavimą mūsų servise 007, kaip visada, naudojam kokybiškiausias iš esmės rinkoje prieinamas medžiagas ir komponentus šiai dienai, naudojame specialias apsauginės gofras, tokias pačias arba labai panašias yra sudėjęs originaliai ir pats Jeepas variklio skyriuje ant žarno, nenaudoja spyruoklinės sąvaržas, mes jas naudojam lygiai tokias pačias. Dujinės įrangos laidyną sugrupuojame, įvelkame į apsauginės gofras ir tas gofras dar izoliuojame. Vėlgi lygiai taip pat turim padaryti ir originalų laidyną variklio skyriuje, taip kad stengiamės, kad viskas kiek įmanoma būtų artimiau tam originaliam vaizdui. Dujinės įrangos saugiklis išvestas taipogi matomoje vietoje, instruktažo metu klientui bus pirštu parodytas, kur jisai yra. Tam, kad tech apžiūroj, jeigu paklaustų, būtų žinoma, kad toksai saugiklis pirmas dalykas egzistuoja, antras dalykas būtų žinoma, kur jisai. Be abejonės turim diagnostinę jungtį patogiai pasidėti tam, kad galėtume jungtis prie valdymo bloko sistemą, reguliuoti, kalibruoti, spręsti kažkokius niuansus, jeigu jų būtų. Tiek iš esmės apie patį variklio skyrių, viskas gražiai nuvalyta, sutvarkyta, sudėliota, nepalikta jokių trūkstamų plasmasinių kaiščių ar ten dar kažko, viskas tikrai savo vietose, papildytas aušinimo skystis toks, koks buvo, ir viskas jau paruošta klientui ir atidavimui. Pats dujinės įrangos mygtukas, kaip jau turbūt tradicija, tiek Jeepai, tiek Durango, mes turim iš tikrųjų jį čia sumontuotą, pakankamai patogi vieta, gerai matosi, apvalus, įleistas, tikrai niekam nekliudo, labai iš tikrųjų gera vieta, bet vėlgi, kurios klientas pagidauja, ten mes ir sumontuojam, dujų pildymas prie benzino užpildymo, atsidarom, atsisukam kamštelį, iš karto galim piltis dujas, vėlgi, benzino kamštelio nėra, dujų, jeigu norit, irgi galit iš principo jo nesukti, bet kadangi jisai čia telpa, jam yra vietos, tai mes į be abejonės pridedam, stipriai veršt nereikia, įsisuka, gražiai užsidaro, pildymas baigtas. Jeep Grand Cherokee turi pakankamai didelę vietą atsarginiam ratui, patį atsarginį ratą įdedama į specialiai skirtą tam dėklą, be abejonės klientui atiduosim. O čia yra balionas sumontuotas 80 litrų talpos, tai yra kokybiškas Bormech. Kaip pavyzdys, užsidaro gražiai, lygiai ir tvarkingai. Tai tiek apie Landirenzo dujinės įrangos montavimą į Jeep Grand Cherokee automobilius. Ar toksai modelis, ar netgi ir pats naujausias, kad ir 365 staras, drąsiai kreipkitės, tikrai mielai padėsim, jeigu norėsit ir ieškosit kokybiškų sprendimų. Kaip minėjau, servise 007 kontaktus rasit. Ačiū.